Rikis važiuoja prie jūros. Vieną rytą pabudęs skruzdėliukas Rikis pašoko iš lovos ir negalėjo atsistebėti sapnu, kurį ką tik susapnavo. Jis visą naktį sapnavo, kad yra prie jūros ir stato smėlio pilį. Jam taip smagu buvo statyti ir be galo įdomu pamatyti galutinį rezultatą, kokia ta pilis gausis ir kokio aukščio ji bus, nes supylė labai daug smėlio. Bet va ėmė ir prabudo. Tiek daug statęs, jis nepamatė, kokia ta pilis gavosi. Atlikęs mankštą ir nusiprausęs, jis skubėjo į Cecilijos kambarį papasakoti, kokį nuostabų sapną jis susapnavo. Jam labai norėjosi kuo greičiau papasakoti viską Cecilijai. Įlindęs į Cecilijos kambarį, išvydo mergaitę kambaryje ir nieko nelaukęs pribėgo garsiai šaukdamas. Cecilija, tu nepatikėsi, kokį sapną aš susapnavau šią naktį. Na, aš nežinau, atsakė mergaitė. Gal kad skrendi kaip paukštis? Bandė atspėti ji. Ne, tikrai ne paukštis. Nenorėčiau aš būti paukštis, nes dar gali nukristi nuo kokio stoko. Ne, tikrai aš nenorėčiau. Bet aš sapnavau, kad mes nuvažiavome prie jūros. Ten švietė saulė. Dangus buvo žydras ir giedras. Smėlis baltas baltutėlis ir šiltas. Vanduo mėlynas. Vėjelis švelnus ir lengvas. Ore skraidė žuvėdros. Mes gulėjome ant dekių ir valgėme ledus. O po to aš stačiau pilį. Prie kranto. Labai didelę pilį. Ir kai jau buvau visai netoli pabaigos, ir jau visai nedaug trūko, kad pastatyčiau pačią aukščiausią pilį iš smėlio, aš prabudau ir viskas dingo. Skruzdėliuko veidas persikreipė ir buvo matyti daug nusivylimo. Jis šiek tiek kramtė apatinę lūpą. Patylėjęs ir įkvėpęs oro, skruzdėliukas paklausė. O gal mes kada nors galėtume nuvažiuoti prie jūros? Cecilija nusišypsojo ir pasakė skruzdėliukui, kad dar šiandien pakalbės su mama. Ir galbūt pavyks susitarti, kad savaitgalį jie visi kartu galėtų nuvažiuoti prie jūros ir papramogauti. Skruzdėliukas Rikis labai apsidžiaugė. Jis su nekantrumu laukė Cecilijos ir mamos pokalbio, kuomet paaiškės, ar jie galės vykti į kelionę prie jūros. Ta dieną jis 5 kartus nuėjo į Cecilijos kambarį paklausti, ar Cecilija dar nepaklausė mamos apie jų kelionę. Ir štai, nuėjus 5. kartą, Cecilija jam pagaliau pasakė, kad pakalbėjo su mama ir pranešė naujienas.
Šeštadienį anksti ryte jie važiuos prie jūros. Kaip gerai! Aš pasiimsiu kastuvėlį ir kibirą, kad galėčiau statyti pilį. Sušuko skruzdėliukas. Jis tiek džiaugėsi ir laukė, kad negalėjo ilgai užmigti vakare. O kitą dieną viską kruopščiai suplanavo. Kokią pilį statys, kaip atrodys įėjimai, kokia bus tvora, kiek bokštų pastatys ir koks bus aplink pilį vandens kanalas. Viską suprojektavo savo galvoje. Šeštadienio ankstų rytą Rikis jau pirmas stovėjo šalia automobilio ir laukė paskutinių daiktų besikraunančių Cecilijos ir jos mamos. Sulipę į automobilį, jie visi išvyko į smagią kelionę. Pakeliui jie sustojo degalinėje ir nusipirko užkandžių ir gėrimų. Mama gėrė kavą, Cecilija pienišką kokteilį, o Rikis kakavą. Jie visi smagiai šnekučiavosi ir kelionė jiems visai neprailgo. Štai už kelių akimirkų jie jau atvažiavo į pajūrį netoli Palangos. Pastatę automobilį aikštelėje, jie vingiuotų keliuku nuėjo iki jūros kopų. Per kopas jūros nesimatė, bet jau galėjai ją užuosti ir išgirsti. Jūra ramiai ošė ir aplink tik girdėjosi žuvėdrų klykavimas. Užlipę ant kopų, jie išvydo priešais save didelę ir plačią jūrą. Skruzdėliukas šypsojosi plačiai ir bandė suskaičiuoti, kiek jis mato jūroje laivų. Tuomet viską metęs, jis įsibėgėjo ir nusirito nuo kopų stataus šlaito. Cecilija gardžiai nusijuokė, nes skruzdėliukas Rikis prisivalgė smėlio, besirisdamas nuo kopos ir apačioje jos tėškėsi veidu į smėlį. Tačiau tai buvo ne problema, nes nuotykiai tik prasideda ir skruzdėliuko nuotaikos tokie menkniekiai tikrai negalėjo sugadinti. Jie visi išsirinko vietą, kur norėjo apsistoti ir išsiskleidę dekius, susikrovė daiktus į vieną vietą. Skruzdėliukas Rikis nubėgo prie vandens, pažiūrėti ar vanduo šaltas, ir įkišęs vieną koją į vandenį, šūktelėjo Cecilijai, kad vanduo kaip arbatėlė. Jis jau nekantravo eiti maudytis. Cecilija pripūtė nedidelį pripučiamą paplūdimio kamuolį ir, persirengusi į maudymosi kostiumą, nubėgo su Rikiu išsimaudyti. Jie šokinėjo per nedidelės bangeles, taškėsi, juokėsi ir žaidė su kamuoliu. Jiems taip buvo linksma, kad nepastebėjo, kaip prabėgo laikas, nes Cecilijos mama jau ragino juos išlipti iš vandens. Cecilijos lūpos buvo šiek tiek pamėlusios, nes besimaudydami jie gerokai atšalė. Nė nepajuto, kaip šalta jiems buvo. Drebėdami jie šildėsi ant dekio, apsigaubę rankšluosčiais. Saulė buvo labai kaitri, tad neilgai trukus jie jau buvo sausutėliai ir sušilę. Rikis nekantravo pradėti statybas. Jis pasiėmęs smėlio kastuvėlį ir kibirą nuėjo išsirinkti tinkamos vietelės smėlio piliai. Žinoma, jis išsirinko vietą,
šalia pat vandens, kad galėtų aplink pilį padaryti kanalą ir kelis tiltus. Tuomet kibo į darbą. Cecilija jam padėjo. Jie visą valandą statė smėlio pilį ir viską, kas aplink ją. Kanalą, tiltus, visokius pastatus, kelią, pilies bokštus, langus ir duris, bei keletą medžių, kuriuos jie sugalvojo padaryti iš krūmo šakelių. Pabaigę pilies statybas, jie negalėjo atsigrožėti. Tai buvo pati aukščiausia ir pati gražiausia, kada matyta smėlio pilis skruzdėliuko gyvenime. Cecilijos mama negalėjo atsigrožėti pilies dailumu ir abu pagyrė už puikiai įgyvendintą darbą. Jie gavo netgi po skanėstą, o skanėstų buvo labai paprasta nusipirkti paplūdimy. Palei paplūdimį kartas nuo karto vis praeidavo toks jaunuolis ar pagyvenęs vyriškis, šaukdamas: "Ledai, gėrimai, ledai!" Jie nešėsi didelį šaltkrepšį, persimetė per petį ir garsiai rėkavo, eidami pro šalį. Žmonės galėjo nusipirkti įvairiausių gardumynų. Netoliese buvo ir paplūdimio kavinės bei barai. Ten taip pat galėjai kažko užkąsti, tačiau Cecilijos mama buvo įdėjusi užkandžių, bet saldumynų ji nupirko pas praeinantį pardavėją su šaltkrepšiu. Netrukus Rikis dar nubėgo pašokinėti per bangas. O vėliau jie visi tiesiog gulėjo ant dekio priešais saulės spindulius. Tai buvo tokia diena, kurią norėtųsi kartoti ir kartoti. Visiems buvo be galo gera. Ir štai nejučia atėjo vakaras. Ir Cecilijos mama pasiūlė ruoštis kelioniai į išnuomotą kambarį Palangoje. Ji prasitarė, kad kambarys yra pirmame aukšte ir išėjimas iš jo yra tiesiai į terasą. Tad jie dar galės pavakaroti ir pasidžiaugti besileidžiančią saulę savo kambario terasoje. Tai buvo puikus vakaro praleidimas, gulint ant gultų ir besimėgaujant vakarėjančių vasariškų orų. Rikis užuodė labai gardžius kvapus, sklindančius iš netoliese esančio restorano. Cecilijos mama, paklausus, iš kur tokie kvapai, pasakė, kad netoliese yra grill baras, kuriame ant grotelių kepami įvairūs gardūs patiekalai. Jie, aišku, užsisakė keptų ant grotelių karališkų krevečių. O Rikis vieną akimirką pagalvojo, kaip gerai, kad Lietuvoje niekas nekepa ir nevalgo skruzdėlių. Bet čia jam staiga pasirodė tokia mintis absurdiška. Ir jis nuvijęs ją, toliau smagiai leido vakarą Lietuvos pajūryje. Taip, bevalgant keptas krevetes, Rikiui staiga kažkas iš rankos išplėšė krevetę ir nuskrido tolyn. Tai buvo Kiras. Jis išplėšė kąsnį iš rankos ir pačiupęs greitai spruko į pušį. Rikis pašoko. Kas čia dabar darosi? Nu tai dar to betrūko. Kas čia toksai įžūlus nuskrido? Cecilija, pažiūrėk. Rikis bandė vytis, bet Kiras buvo toks greitas, kad jie visi tik pamatė sparnų mostelėjimą ir Kiras jau buvo nuskridęs. Rikis dar užsiropštė šaukdamas ant stogo atbrailos ir ėmė gestikuliuodamas šaukti.
Tu, niekšė, parskrisk, aš tau parodysiu. Cecilija ir jos mama visą laiką juokėsi, nes scena buvo kaip iš filmo. Žinoma, tas filmas turėjo būti komedija, nes skruzdėliukas atrodė supykęs, bet labai juokingas. Jis šiek tiek pamojavęs ant to stogo, nusileido ir jam teko pripažinti, kad reikia būti atsargesniam su maistu, kai aplink skraido tiek daug kirų. O jie sugeba staiga pačiupti maisto ir nusinešti. Kitą dieną pakeliui namo Rikis snaudė automobilyje ir grįžus namo jam visas savaitgalis atrodė lyg susapnuotas sapnas. Jam taip patiko važiuoti prie jūros. Tad sekantį sykį jis jau žinojo, jeigu Cecilija jo paklaus, ką norėtų nuveikti savaitgalį, jis būtinai vėl prašys nuvažiuoti prie jūros į Palangą. O ką Rikis ir Cecilija veikia kitą dieną, tu sužinosi jau kitoje pasakoje. O dabar aš jums sakau iki ir iki susitikimo su Rikiu ir Cecilija.